Sveiki, einu prieš vėją, nelabai smagu, bet prie vandens bus smagu. Komforto lygis, vėjas šiek tiek daugiau į nugarą, bet tai vėjas toks, stiprokas iš tikrųjų. Tai matėte, kaip pavyko atsidarymas. Sakyčiau, negi labai gerai pavyko. Apie 50 ten su pliusu lydeka, paskiau 60 ir paskutinį 85 cm. Tikslas tada buvo atidarymas, dabar pradėsiu vėl epizodinius tuos žvejybos įrašus dėti. Tai turiu omeny, šiandien pažvejosiu, rytoj pažvejosiu ir dar kokią dieną pažvejosiu, tai į vieną video keletą žvejybų sudėsiu, bus įdomiau, bus daugiau ką pažiūrėti. Tai va, tuo čia netoli, nesimato, biškį matosi. Tuoj prieisiu vandenį, žiūrėsiu masalą, kaip visada. Standartiniai dalykai pas manęs, čia žinot. Na ir ką, bus matyt. Štai ir vieta, kur pradėsiu. Ir varysiu šniai tolyn. Kaip čia ne taip susidėjęs. Šiek tiek kitų masalų įsidėjau, kadangi jau ant vakaro pradedu žvejybą, tokias su šiek tiek ryškesniem spalvom, tai salmos viperis. Dabar kol kas atrodo būtų gerai šitokį salmuką spalvą naudoti. Šitą naudosim, šitą dėsiu. Kol kas, paskiau matysim, jeigu kips, tai tada bandysim ilgiau su tom pažvejoti. Va, šita labai gera spalva. Paskutinė žvejyba buvo su ja, tai, patinka man tokias spalvas. Pirmas metinukas. Biškelį kamerą pasikėriau, nes praeitam, tai yra pirmam sezono. Čia buvo? Gali būt, kad čia buvo. Nes praeitam video kamera kaip per žemai buvo. Tai žinokit, biški man kamera maišė traukt žuvį. Tai buvo ne kažką. Ir man pačiam nepatogu traukti ir jūs nieko gero nematot, kaip su meškere dirbu. Dabar tikiuosi pasitaisiau. Čia ir kibims buvo, nežinau. Kibims buvo! Mačiau. Šiaip dažnai šitoj vietoj pasitaiko viena kita lydekėlė. Bent jau viena tai yra. Dar galėtumėm po galais, Be bairių, paim, opa. Čia matyt. Kažkokią kitą masalą geriau siūlyt būtų. Vėl mačiau, sublizgėja. Bet šaudo pro šalį, matai kokie. Tu.
Taigi. O, kas čia kaip paėmė? Kas čia yra? Stabdžiai nepriveršti. Šioplys. Kaip aš čia spėjau tuos stabdžius atsileisti? Nieko nesuprantu. Dabar jau kažkai paims. Šiaip gražiai jiem jau būtų jau pasikirtus. Nu. Ne, nebus jau. O, kas čia dabar? O, kai šovė, kai čia dabar yra? Pff, kas tau čia užėjai? Čia bus ta pati, žinokit. Bet koks smūgis nerealus buvo. Eik tu savo, mačiau da, kai sublizgėja. Ve. Pirma lydeka, nu kaip čia man? Gal čia prieš audrą taip gerai? Taip gerai čia jos didelės. Nu čia didelė, galim sakyti. 60 mažiausiai čia. 70 cm bus. Nejudėk. Nejudėk. Na, čia geriau replytas būčiau pasiėmęs, kai duos vieną žuvį man. Gražiutė. Kaip aš sakau. Kažkaip čia viskas per greitai. Aha. Buvo. Nu. Oi. Nespurdėk. Graži. Labai graži. O. Aš prisitūpsiu. Kaip jums šitaip? O. Liuks. Ir ant liniuotės. Nu, kur tu spurdi? O. Ir čia garantuotai ta pati man kibo. Bet tai smūgis. Nu palauk, nu. Visgi 70 nebus. Šiam 7. O. Šibidu. Varyk. Ir visai ne chromą dėjau, o ryškalą. Galvoju, pradėsiu nuo to. Nu, tai va. Tvečnrepas. Išrepuosim visas lydekas. Oi. Netikiu, kad čia dabar taip belekai pradės gerai man kepti. Ne, baikit. Taip nebūna. Nėra taip buvę. Tvarai užvėjuot, čia 1, 2, tuoj 3. Ne. Nu. Aha, čia dar dumblai yra kiek. Nesmagu vaikščioti. Dar pagalių yra. Čia biškelį taip kažkaip labai jau sunkiai aš judu. Nei 20 metrų nepajudėjau į priekį. Nieko, po truputį įsivažiuosim.
šiek tiek chaosas dirbti čia prie kranto, kai masalą pritrauki. Nu, jisai skęsta, norisi ilgiau palaikyti tą masalą, bet agresyvumo reikia ir to gal net tos mažykės pertraukėlės iš tikrųjų ir užtenka. Nu, bet norisi vis tiek tą masalą ilgiau palaikyti priekrantėje. Jeigu dėjom ryškų ir tiko, nu tai tada dėkim ryškų salmos įdarį. Jo. Kažkas buvo. Aha, mažylis. Kodėl? Laikiau maškerę taip. Eik. Nu, sportas. Nedidelį, bet rado masalą ir nori paimti labai. Žolytė. Smagu. Dar sykelį turėtų imti. Abu sykius gavo, bet kablę gal ir nepajuto. Žolės varau jau. Nu jo, aš jau tokių jau pasiilgęs kibimų buvau. Ima ir lydeka netgi matos paviršiais. Suduoda kaip. Dar sykelį. Nebus, judėsim toliau. Neužsibūsim. O, geras, kokį mačiau. Vėl nebloga lydeka, žinokit, buvo. Prieš pat galą taip sustoja. Plika akim mačiau. Gal čia tas jų standartas toks? Saulė pasislėpė. Nenoriu, kad taip. Tai yra, tai nėra saulė. O, kažkas buvo turbūt, nes tuščias kažkoks. Jo. Verpetai matau iškila. Buvo lydeka kažkokia tai. Suteršiu visą darbą mano. Kas jom yra, nu? Šiaip aktyviai jos viskas, nu, kaip ir gerai, žinot. Vėl tą repą reikės uždėti. Jeigu taip. Nu, nepaėmė. Toks stukt. Nu, ir viskas turbūt, ne? Biškelio didesnės pertraukas darysiu. Ne, per ilgai tas pertraukas daryti irgi negerai. O, tu savo mačiau, kai gražiai paėmė. Ką dėja iškart į krūmus. Na. Ui. Dumblynas. Nu. Ir ką mes čia turime? Iš išorės. Ui, kaip aš mėgstu čia su pirštais terliuotis. Reikėtų replių. Ui, tu. Ko jūs taip gulat ant to masalą?
Dar nelabai aktyvios jos yra turbūt. Bet jau kad mato kažką, kad gali imti, jos bando imti. Ir po kelis kartus mažiausiai ima. Nu, skūrikį tavo šustra kokia kieta. Nu, va, 50 centimetrų. Biški uodega žeista, kažkada kasta. Ui. Nu va, antra pagauta. Nu va, šį kartą salmukas. Kas čia dabar? Nuo kranto tai puolė. Hihihihi. Uiuiui, uiuiui, ajajai, uiuiui. Opa, opa, jie, o jie. Gerai, viskas gana. Va, subtiliai, neskubant. Nu, tiek tai reikia jau. Nu, bet tai kokia, žiūrėkit, planut, bet ilga. O. Nu, va, čia tą viseklį dabar paleisiu ir kur tu varysi? Niekur. Visai gerai čia, ne? Vėl užsidėjau Twitch-in repą. Biškai gali gilesnios vietos, bet tai norisi šiek tiek daugiau tų masalų pabandyti. Salmo sweeperį tikrai dar ne kartą bandysim. Dažnai šiaip jį naudoju. Bet Twitch-in repą irgi reikia kažkiek kitų masalų panaudoti. Užteka, kiek šiandien pažvejom. Iš tikrųjų, pradėjom žvejoti apie po 5 valandos, 5 valandos 15 minučių. Nuo tos vietos, kur pradėjau, buvo porą sykių kibimų. Paskiau kažkaip vis tiek paėmė. Nu, žodžiu, matėt viską, kaip viskas vyko. Tai pažvejom iki 7:30 kažkur. Tai vat. Standartai didesni neįprastai. Kimba jos. Bet greitai ir nustoja tas kibimas, taip kažkaip atrodo, čia jau prilupsiu bent kokias 5, gal 6, gal daugiau net. Bent jau tų mažiukų, nes pastinis mažesnis toksai buvo jau. Žiūrėkit toliau. Žiūrim, kas toliau bus. Tai šiandieną žvejyba baigta. Greitai permetu porą žodžių ir noriu pasipasakoti, čia dabar yra labai geras oras, iš tikrųjų, kaip man atrodo, temperatūros kritusios 10 šilumos vos dabar kol kas ir po 11 valandos šiaurės rytų vėjas, pakeičiau vietą, tai buvau žvejavęs ir prieš kelias čia dienas nepavyko žvejyba, nes tiesiog oras toks buvo prastas, dienos laikė visai neblogas buvo, ant vakaro pasikeitė ir vėjas pakilo, lietus pradėjo kauptis ir nepavyko planas, nieko nepagavau. Šiandien jau atvažiavau vėl į tą vietą, kur lydekų sezoną atsidariau ir čia jau komfortas, žodžiu, ir jeigu kas ar vėjas stipresnis bus, tai labiau vis tiek iš nugaros pusės bus, tai man labai patogus variantas ir garantuotas variantas, tai žinoma, masalai jau keisis tada, pagal man atrodomus masalus geriau gaudyti šitą ežerę, kur dabar žvejosiu, tuos dėsiu, tai žvejokim.
paėmė. Na, bet į masalą puolį šiek tiek stuktelė. O, geras buvo. Smagus kibimas. Išviliojo į paviršių. Tu savai, oi, tu prie krantą. Blemba, vėl su tais stabdžiais aš terliuojas. Tu matai? Oi, tu savo. Prie krantuką kai. Yes. Skinny wolfas. O, geras, koks smūgis. Koks smūgis buvo. O, wow. O, yra. Kažkas yra. Vėl tas stabdį nesusireguliavęs. Bet gražiai paėmė. O, čia jau didžiausia bus. Gera, gera. Nebloga. Arba už šoną užkibus. A ne, prie snukė. Nu. Aha. Nu. Lydakutė.
čia kokį tu graži? Nu, link 60 kažkur. Jo, tai jau tu graži. Nu. Va, paįvairinimui dar ir bastidžerką užsidėjau. Tokia oldschoolinė spalvytė. Labai gražiai matosi, kaip vandenį dirba. Ir lengva sekti šį masalą. Ir lengva pamatyti lydeką, kuri paima šį masalą. Kibėms. Gražia taka vėl. Čia dabar sugalvojau pertrauką padaryti didesnę. Va, taip ir sudirbo. Baigiam žvejybą. Ir išėjo toks video. Wolf Creekas Skinny Wolf ir bastidžerkas plaukiantis. Raudona galva, oldschoolinė, ta tokia spalva tokia. O Wolf Creeko lydekos paišymo. Ir šį kartą sukibo lydekos apie 1 valandą, kaip tokia diena. Ne naujiena, bet dienos laikė sukibo. Paskiau tarpas buvo iki 5. Tarp to laiko dar buvo ir kibimų. Bet tie kibimai buvo agresyvūs tokie ir vėl su tais stabdžiais aš ten pradėjau terliuotis. Reikia prisiveržti gerai visada. Gerai viskas pavyko, pažvejavom ir tiek. Ačiū, kad žiūrit. Iki.